Taigi noriu pristatyti jums echolotą, kurio veikimo atstumas pasak gamintojo yra 180 metrų. Realiai jisai iš tikrųjų išbandytas yra ant 120, toliau nepavyko užmesti. Taigi, kaip jūs matote, viskas yra iš dviejų dalių. Tai pirmas yra blokelis, toliau yra pats sonaras. Sonarą aš pririšu su valu ir jį įdedu į elementarią šėrimo spombą, kad galima būtų užmesti. Su viena ranka sudėtinga. Taigi, matot, pririšta yra prie pačios spombos ir sonaras įdėtas viduj. Dabar pabandysim užmesti į vandenį, įjungiam patį aparatą, pasinaudojam jo anteną ir žiūrėsim, ką jis mums rodo. Taigi, echolotas spombos pagalba skrenda į vandenį. Užmetimo atstumas iš akies maždaug 100-110 metrų ir mes jau ekrane matom rezultatus. Tai yra gylis 5,4, vandens temperatūra paviršinė 24 laipsniai. Ir dabar iš lėto traukdami, dabar galima vyniot, jisai rodo gylį. Ir mes viską galim stebėti ekrane. Po biškį gylis mažėja, jau 5 metrai. Ir netgi pamatėm žuvį. Iš lėto yra traukiama ir stebima. Pratraukus reikalingą atstumą, radus perkritimą arba žuvį, toj vietoj galima užsiklipsuoti meškerę, o turint tolio šaudį, tolimatį dar paprasčiau, nušovus į sonarą, tiksliai nustatomas atstumas. Veikimo principas. Tai kelis kartus pagreitina dugno tyrimą, nereikia su markeriu mojuoti ir kažką daryti. Štai toks mažas pagalbininkas žūklėje. Ypač karpiukai reikalingi dideli atstumai, užmesti ir prasitikrinti, prasimarkiruoti, kitaip sakant, dugną.